daugiau apie užgavėnę žinau. Tai užgavėnės tai pavasario lyg ir atėjimo šventė. Ir žmonės kepa blynų ir degina morę. Gavėnė. Nuo užgavėnių prasidės. Jo. Pasninkas. Tai yra proga pagalvoti, pabūti šiek tiek ramiau. Nežinau, kiek žmonių į tai žiūri rimtai. Aš pati labai griežtai nesivadovauju tuo, bet šiaip tai manau, kad graži tradicija. Nebėra taip ir laikomas, netgi seni žmonės. Ir mano gal seneliai irgi tikrai nebe taip laikosi kaip anksčiau. Nu, nevalgyt mėsos, nesilinksminti. Žodžiu, pasiruošimas Velykom. Gavėnė iš tikrųjų yra, aš sakyčiau, toks apsivalymo laikas, katarsio laikas, kada mes paliekame ramybei neesminius dalykus ir bandom atsigręžti tai, kas yra svarbiausia. Mums krikščionims svarbiausias yra Jėzaus prisikėlimas, nes jis mums atveria amžinybės perspektyvą, kelią į amžinai gyvenimą. Ir labai dažnai šita nepaprasta Dievo dovana, kurią mes gauname tikėjimu, yra apnešama kasdienybės dulkėmis, rūpesčiais, reikalais arba užauga usnimis, kaip sako Jėzus savo palyginime, ir užgožia tą gerą grūdą. Tai gavėnė yra toks laikas, kada reikia išravėti usnis, išrankioti akmenis, nuvalyti dulkes ir iš naujo pamatyti, suspindint Dievo veidą šitame prisikėlimo slėpinyje. Tai aš sakyčiau, kad gavėnė neturi tikslo pati savaime, kaip ir šabas. Gavėnios tikslas yra prisikėlimas, Velykos ir galiausiai amžinosios Velykos, kuriom mes ruošiamės. Ta prasme gavėnė yra ir viso mūsų gyvenimo simbolis, provaizdis. Visas mūsų gyvenimas yra gavėnė, rengiantis mus, apvalantis, ruošiantis amžinosioms Velykoms. Gavėnė yra 40 dienų. Tai simbolinis skaičius, kuris pirmiausiai, žinoma, reiškia Jėzaus pasninką dykumoje prieš jo Evangelijos skelbimo gyvenimą, bet taip pat ir daugybė kitų 40 dienų ar metų laikotarpių. 40 dienų, kurias truko tvanas, apvalantis žemę nuo nedorybių. 40 dienų Mozės praleistos ant Horebo kalno, kurių pabaigoje yra sudaroma sandora, gaunamos sandoros plokštės. 40 metų, kurias išrinktoji tauta klaidžiojo po tyrus, kad būtų apvalyta nuo įpročių, vergovės namų įpročių, Egipto įpročių ir galėtų laisva širdimi žengti į pažado žemę. 40 dienų, per kurias pranašas Elijas eina iš Izraelio į Horebo kalną, į ištakas, į sandoros su viešpačiu ištakas. Ir kiekvieną kartą tas laikmetis yra vis gilesnio suvokimo, kad esame priklausomi nuo viešpaties. Ne taip priklausomi kaip vergas nuo šeimininko, bet priklausomi kaip mylimoji nuo mylimojo. Kad iš tikrųjų be jo mes negalime gyventi. Bažnyčios tradicijoje sekmadienis niekada nebuvo pasninko ar atgailos metas. Sekmadienis visada yra viešpaties prisikėlimo šventimas, todėl džiaugsmo diena, šventės diena. Taigi atmetus 6 gavėnios sekmadienius, mums vis tiek lieka per mažai dienų, todėl buvo pridėtos tos papildomos dienos nuo Pelenų trečiadienio iki pirmo sekmadienio, kad išeitų iš tikrųjų 40 atgailos dienų. Neskaitant, kaip minėjau, sekmadienio, kurie niekada bažnyčios istorijoje nebuvo atgailos ir pasninko dienos. Trečiadienis taip pat turi tokią prasme, kuri katalikuose beveik užmiršta, bet kuri labai brangi mūsų broliams rytų krikščionims, stačiatikiams. Trečiadienį stačiatikiai taip pat pasninkauja kaip ir penktadienį, atsimindami ne Jėzaus mirtį ant kryžiaus kaip penktadienį, bet
bet išdavystę. Nes didįjį trečiadienį Judas pardavė viešpatį ir mokytoją aukštiesiems kunigams. Taigi, tas faktas, kad gavėnia prasideda trečiadienį, mums taip pat primena, kad tam tikra prasme kiekvienas iš mūsų esame Judas. Pelenų dienos liturgija iš tikrųjų išreiškia gedulą, nes Biblijoje, Izraelio tradicijoje, pasninkas, pelenų barstymasis, drabužių persiplėšimas yra gedulo išraiška. Gedulo dėl mirties. O mirtis, kaip žinome, nutraukia santykį. Mes žmonės esame asmenys ir esame sukurti santykiui, kurį nutraukia mirtis. Nuodėmė nutraukia mūsų santykį su superasmeniu, su Dievu. Ir todėl tai yra didžiausias gedulas. Jį nutraukia nuodėmė kaip išdavystė, nes mes esame jo avys, jo ganoma kaimenė, kaip sako psalmininkas, bet taip pat esame jo tarnai ir ypač jo draugai. Nebevadinu jūsų tarnais, jūs aš draugais vadinu, sako viešpats. Ir mes elgiamės kaip Judas, išduodami viešpatį. Ir todėl pelenų diena yra laikas, kada mes susivokėme, ką mes padarėme. Ir išpažįstame savo nuodėmę, gedėdami dėl savo mirties, iš tikrųjų, dėl mūsų santykio su viešpačiu mirties. Tai yra visos gavėnios koncentratas ta diena. Tai yra viena iš 3 bažnyčios reikalaujimų tikro pasninko dienų. Ne šiaip susilaikymo nuo mėsos, bet pasninko. Kada bažnyčia prašo valgyti tik vieną kartą iki soties, o kitus 2 kartus tiesiog lengvai užkasti. Kad mes galėtume patirti net ir savo kūne, kad mums trūksta gyvybės, kuris yra patsai viešpats. Gavėnia yra taip pat ir nušvitimo laikas, kai katekumenai rengdamiesi Krikšto sakramentui Velyknaktį palaipsniui yra nušviečiami Kristaus Evangelijos. Štai kodėl visos gavėnios sekmadienių Evangelijos, pirmųjų 3-mečio ciklo A metų Evangelijos, jos palaipsniui vis intensyviau veda katekumeną, o kartu su juo ir visą krikščionių bendruomenę į šviesą gimusią iš šviesos, į šviesą, kuri atėjo į šį pasaulį ir apšviečia kiekvieną žmogų. Taigi tai yra ir nušvitimo laikas. Ir šitam laikotarpiui pasirengti bažnyčia paties Jėzaus žodžiais ragina ne tik pasninkauti, susivaldyti, apsimarinti, bet taip pat melstis ir duoti išmaldą. Tai yra sena bažnyčios tradicija paveldėta iš mūsų vyresniųjų tikėjimo brolių, izraelitų. Verta pastebėti, kad tai yra mūsų vėl tos antropologinės tikrovės 3 matmenys. Nes mes kaip asmenys esame santykio tikrovė, esame santykyje ir malda pirmiausia išreiškia mūsų santykį su Dievu, pasninkas santykį su savimi, su savo silpnumu, trapumu, nesivaldymu, tiesiai pasakykime, ir išmalda mūsų santykį su artimu. Mylėti Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų ir savo artimą mylėti kaip save patį. Taigi mylėti, mylėti, mylėti. Dievą, save, artimą. Čia pagal Seno testamento sutraukti, jeigu taip galima pasakyti, mokymą, kurį pats Jėzus taip sutraukė, sakydamas, kad yra tie 2 didžiausi įstatymai. Nors jis pats duoda naują įsakymą. Mylėkite vieni kitus taip, kaip aš jūs mylėjau. Ir Jėzus mus mylėjo taip pat malda, pasninkų išmalda. Kaip dažnai jis pasitraukdavo į kalną melstis vienas, pasninkavo 40 dienų ir naktų dykumoje ir dalino taip pat išmaldą. Įsakydavo be jokios abejonės Judui, kuris buvo ekonomas tos mažosios bendruomenės, kažką duoti vargšams, taip kad paskutinės vakarienės metu, kada Judas išėjo išduoti viešpaties, kai kurie pamanė, kad eilinį kartą Jėzus bus liepęs jam ką nors duoti vargšams. Tačiau labai svarbu, kad mes nežvelgtume formaliai į šituos Jėzaus patarimus. Ir būtent prie šitą formalumą mus ir įspėja pelenų
trečiadienio Evangelija. Kai dalini išmaldą, tai nežino tavo dešinė, ką daro kairiai. Kai meldiesi, eik į savo kambarėlį ir ten slaptoje melskis, nes tik tėvas matantis slaptoje tada galės tavo atlyginti, kitaip tu būsi atsiėmęs savo užmokestį. Ir kai pasninkauji, neperkereik veido, bet pasikvėpink, šypsokis. Te būna, tai žinoma tik tavo tėvų. Sakytume, kad Jėzus mus taip moko veidmainiauti, bet jis iš tikrųjų mus ragina žvelgti į gilesnę tikrovę. Nepaisant gedulo, ką pirmiausiai reiškia pasninkas, nepaisant gedulo yra džiaugsmas dėl Jėzaus gailestingumo. Mes džiaugiamės, nes mes pasitikime jo gailestingumu, dėl kurio tas nutrauktas santykis vėl bus užmegztas. Gal kiek paradoksaliai atrodo, kad pasninkas yra meilė savo, bet iš tikrųjų taip yra, nes kaip pati minėjai, tai sutvirtina mūsų valią. Ir savo valia mes galime labiau palenkti tas mūsų vidines, emocinės, kūno stichijas tikrai meiliai. Ne egoistiniai, nes aistra dažniausiai visada aistra ima savo. Aistra yra egoistinė. Tuo tarpu meilė yra altruistinė, dvasinė meilė, kuri taip pat turi įsikūnyti iki davimo net ir savo kūnų. Štai kodėl aš raginčiau į pasninką pažvelgti ne tik kaip į formalų susilaikymą nuo mėsos, bet taip pat galbūt ir kiek platesnių žvilgsnių, kad tai puikia proga susilaikyti nuo visokių kitokių maisto rūšių, kuriomis mes maitiname savo širdį, pirmiausiai protą, vaizduotę, ir aš turiu omeny pirmiausiai žiniasklaidą. Nesakau, kad nereikia skaityti Bernardinų per gavėnią, bet tikrai galėtume labiau atsirinkti, ką mes žiūrime, ko mūsų širdis prisisunkia per laikraščius, per televiziją, per internetą. Ar tikrai mes išnaudojame laiką, kuris mums Dievo duotas, tam, kad labiau mylėtume? Juk nepaslaptis, kad didžiulis kiekis informacijos šituose žiniasklaidos kanaluose, jie anaiptol neveda į meilę ir jos neskatina, greičiau priešingai, į nihilizmą, neviltį, neapykantą netgi. Ir tai taip pat yra mūsų atsakomybė susivaldyti nuo to, susilaikyti, nesinuodyti, nes tai yra nuodai. Tai yra nuodai ir labai dažnai tai yra narkotikas. Mes tampame priklausomi nuo žiniasklaidos, jeigu jau geriausia atveju, jeigu nekalbėsime apie tokią priklausomybę, kurią šiandien serga daugybė žmonių, aš turiu omeny pornografiją. Tai nuo šitų dalykų mes tikrai galėtume pasninkauti. Pasninkauti taip pat nuo piktesnio žodžio, kurį mes gal labai lengvai ir natūraliai numetame ypač savo artimiesiems. Tiesiog prikąsti liežuvį. Malda, kaip pats Jėzus sako, yra svarbu ne tiek matytis kitiems besimeldžiančių, kiek tikrai savo širdyje atsiverti Viešpačiui. Ir todėl tikrai svarbu gavėnios metu melstis, sakyčiau, ne daug, bet dažnai ir karštai. Tai gali būti labai trumpa mintis: Jėzau, pasitikiu tavimi. Jėzau, pasigailėk manęs nusidėjėlio, kurį aš galiu ištarti kas valandą, sakykime, kai laikrodis muša valandas, kai girdžiu varpus skambinant, arba kai skamba mano telefonas. Aš galiu tiesiog susitarti su Jėzumi tokį sutartinį ženklą, kuris man reikš, kad dabar aš turiu sugrįžti bent trumpai akimirkai pas tave. Ir pagaliau išmalda, pirmiausia išmalda, nemanau, kad tai turėtų būti monetos numetimas vargšui. Aš nesakau, kad to nereikia, bet aš sakau, kad nemanau, kad tai pirmiausia turėtų būti tokia išmaldos išraiška. Dažniausiai mes per tą išmaldą, kuri gali būti ir savanorystė, labai kilnus ir nesavanaudiškas savęs atidavimas kitiems, mes dažniausiai bėgame nuo kitos prievolės, kuri mums Dievo įsakyta mylėti artimą tą, kuris man duoda mylėti čia pat, savo šeimoje, savo kaiminystėje, savo darbovietėje.
mes dažnai irgi tai būna, kad atiduodame bažnyčiai jėgas, laiką, pinigus, apiplėždami savo artimuosius. Ir aš siūlyčiau, raginčiau per šitą gavėnią pirmiausia sugrįžti ten, kur iš tikrųjų yra sunkiausia, pripažinkime. Ir duoti išmaldą pirmiausia savo dėmesiu, savo šilumą, savo meilę. Apkabinti savo sutuoktinį, savo vaiką, savo senus tėvus. Išklausyti, duoti savo laiko ir dėmesio, savo širdies šilumos išmaldą. Tai aš tikrai siūlyčiau vis dėlto klausyti viešpaties patarimų, bet žvelgti juos daug plačiau, neformaliai, kad nebūtume kaip fariziejai, kurie valo taurės ir dubens išorę, bet viduje yra pilni nešvarybių.